Sveiki, šiandien dvigubas Dakaro komandų pristatymas. Vienoje pusėje Benediktas Vanagas, kitoje Aisvydas Paliukėnas su Vladu Jurkevičium. Pakalbinsime abi dvi komandas ir paklausime, kodėlgi daugiau kalba apie tai, kaip svarbu finišuoti, o ne apie tai, kaip patekti į dešimtuką. Prieš keletą metų būtent apie dešimtukus daugiausiai kalbėdavo lietuviai. Visų pirma, tai mes turime suvaldyti procesus, nes mes tikrai esame didelė komanda, daug žmonių ir naujų žmonių tame tarpe. Tai mes turime dar išmokti daug dalykų veikiant drauge ir siekiant komandinio rezultato. Tai čia turbūt vienas dalykas. Antras, mes visi lenktynininkai, man atrodo, lenktynininkai yra todėl, kad jie nori demonstruoti rezultatą vienaip ar kitaip. Ir taip, tai yra labai svarbu mums. Bet kada aš startuoju 12 savo Dakare, žinau, kiek yra, kaip čia, negailestingas ir toks net nedovanotinas reikalas kalbėti apie rezultatus, nes tu gali kalbėti, ką nori, o bus taip, kaip bus, ar ne? Tai aš labai viliuosi, kad mes esame tinkamai ir gerai pasiruošę. Aš labai tikiuosi, kad mes nepadarysime kardinalių klaidų. Ir jeigu mes nepadarysime kardinalių klaidų, tai mes tikrai esame pasiruošę padaryti gerą rezultatą. Bet galimybių padaryti klaidas yra daugiau, negu mums visiems atrodo. Negu mums visiems kartu sudėjus atrodo. Ne paslaptis, kad Dakaro ralio organizatoriai stengiasi atsijoti grūdus nuo pelų jau pirmojoje Dakaro ralio dalyje. Tai ar bus kažkokia tai pamokėlė naujokams, kad jie suprastų, kuo yra Dakaras gaminamas? Matot, mes esame labai atviri komandoje. Mes turime tam tikrus ir vidinius resursus, tam tikrai informacijai gauti, ją apdoroti ir daryti tam tikrus turbūt sprendimus viduje. Kiekvienas žmogus girdi ir supranta tik tiek, kokią patirtį jisai turi. Tai gerai, kad Aisvydui tai yra 3. Dakaras, Vladui yra 1. Tai mes matysim. Prasme, kai mes kalbamės ir mes diskutuojame, tai Vladas tikrai yra labai brandus žmogus. Pamatysim, kaip jam seksis suvaldyti tą greitį, nes būnant labai greitam pilotui, ypatingai atėjus iš ralio, kur yra santykinai neilgos distancijos, žinokit, yra labai sudėtinga, kaip pasakyti, nebūti per greitam. Greitai važiuoti galima, bet tu gali padaryti tam tikras klaidas, kurios to paskui kainuos tiek daug, kad tu tiesiog neturėsi šanso turėti to maratoninio gero rezultato. Tai tikrai nėra paprasta. Kodėl komandoje, sakot, daug naujų narių? Kas iš esmės pasikeitė? Mūsų technikų komanda yra santykinai nauja. Šiuo metu turbūt tai yra, pavadinčiau, Pitlane 3.0, kitaip tariant, tai yra kaip ir automobiliai. Būna evoliucija automobilių, paskui įvyksta revoliucija, didesnis pokytis, paskui vėl evoliucijų keletą, vėl revoliucija, vėl didesnis pokytis. Tai mes šiuo metu esame tokiame laikotarpyje, kai mes esame pakeitę pakankamai nemažai narių. Aš turiu patirtį ir kada Pitlane buvo 1.0, čia mano vidinis pavadinimas kaip vadovo, kai buvo Pitlane 2.0, kai buvo Pitlane 2.5, ir dabar Pitlane 3, tai aš tikrai matau žmonės, kurie nori pasiekti rezultatą. Jie turi patirties, nebūtinai Dakaro, mums reikia išmokti veikti drauge ir tai yra ilgas kelias. Esu ne vieną kartą tai matęs su įvairiom mūsų komandos versijom, buvo smagu. Tai mūsų laukia pakankamai ilgas kelias ir jisai yra, tiesą pasakius, labai įdomu. Aš turbūt galėčiau pasakyti tokį palyginimą, jeigu mes kalbam apie karybą ir mes kalbam apie specialių operacijų pajėgas, tai tokie elitiniai kariai. Tai jeigu dirba specialių operacijų pajėgų kariai, komanda, kurioje yra daugiausia lyderių, nebūtinai pasiekia geriausią rezultatą, ar ne? Nes čia yra ne tik kompetencijos, ne tik lyderystė, bet yra ir veikimas drauge, tai yra labai komandinis žaidimas ir tą mes tinkamai turime išmokti veikti drauge. Tai čia toksai gal vidinis kiekvienos organizacijos ir kiekvienam sporte susilipdymas ir jisai vyksta, atsinaujina ir taip toliau. Kam jums reikia naujo automobilio ir ar būtumėt įsigijęs naują automobilį, jeigu nebūtų antro ekipažo, kuris startuotų pernykščinis automobilis? Mūsų pradinis planas buvo keisti automobilį, nes mes tiek turėdami santykį su Toyota ir būdami Toyota Gazoo Racing šeimos nariais, turime galimybės juos keisti turbūt šiek tiek dažniau. Nauja technika tai yra šiek tiek naujesnės evoliucijos ir tai yra šiek tiek patikimumo klausimai. Tai tiesiog toksai
norisi, kad bent kartą į 2 metus turėti naują techniką. Mūsų prieš tai buvusiam automobiliui mes šiaip turėjome klientą, nes jie yra tikrai paklausus, bet taip susiklostė situacija, kad mes jį pasilikome komandoje ir dabar juo startuoja Vladas su Aisvydu. Tai planas buvo turėti kitą automobilį, taip, tai buvo plano dalykas. Labai džiaugiatės Kuldaro Siko meistriškumu, tačiau pernykščiame Dakare ne visą įvažiavo. Ar Kuldarui tikrai užtenka Dakaro patirties, nes jis tik tai, sakykime, dalį Dakaro yra? Kai mes nefinišavome Dakaro praėjusiais metais, kaip teko pasitraukti 4. Dakaro dieną, tai turbūt didžiausias kartėlis man viduje. Ir turint galvoje, kad vis tiek, mes su Kuldaru turbūt esame tie tokie pagrindiniai Dakaro strategai, tai kad Kuldaras nesusirinko patirties, kuri jam buvo labai svarbi. Tai tiesa, mes tai suprantam, bet laikrodžio negali atsukti atgal ir yra taip, kaip yra. Tai tokiu atveju mes dirbome ir šiais metais lenktynėse drauge. Ir šiaip Kuldaras tikrai jaučiasi pakankamai neblogai šioje disciplinoje. Tai pamatysim, ką mums atneš 24 metų Dakaras. O kaip vertinat savo šių metų pasiruošimą? Nes, koks nors Nasaras važiuoja kiekvieną savaitgalį, o buvęs jūsų kolega komandoje. Jūs važiuojat kelias Bachas, sakykime, ir treniruotės be abejo. Taip, manau, kad šiais metais mes šiaip startavome turbūt gal daugiau lenktynių negu kai kurie pilotai. Visada galima startuoti jų daugiau. Šiaip bendrai paėmus, aš manau, kad mes esame pasiruošę šiaip pakankamai neblogai. Ir kai mes kalbame apie maratoninės lenktynės, vairuotojo kompetencijos yra labai svarbu. Bet dar svarbiau yra tinkamai veikianti galva. Nes patirtis, kurią aš atsinešu, tai yra ir tas pats 12 Dakaras, ir tai yra 25 metai automobilių sporte. Tai, kaip valdyti automobilį, man atrodo, per tiek laiko yra įmanoma išmokti, net ir jei galvojat priešingai. Tai galva yra dažnai gyvenime, žinokit, pagrindinis žmogaus asmeninis priešas. Galva svarbu, bet aistra taip pat svarbu. Ar aistros lenktyniauti turite dabar daugiau, ar prieš 10-12 metų? Aistros buvo tikrai daugiau, kai aš pradėjau lenktyniauti. Man tuo metu tikrai labai patiko automobiliai. Dabar tai turbūt yra daugiau ir mano darbo dalis, bet aš, jeigu, sakysime, yra buvę mano gyvenime, kai aš turėjau traumas ir negalėjau valdyti automobilio, lenktyninio automobilio kokius 3, 4, 5 mėnesius, paskui aš suprantu, kad aš tikrai visgi gal man patinka automobiliai. Man patinka su jais važiuoti, patinka lenktyniauti. Kada tu važiuoji iš lenktynių, lenktynės, testai, treniruotės ir visa kita, tai tikrai pakankamai vargina. Tai tada tuo metu gal būna ir kitokių minčių. Pernai mes diskutavom su didžiuoju Vaidoto Žalos rėmėjo apie 6-0 zoną. Ar jūs seniai žengėsi į 6-0 zoną ar ne? Nes naujas automobilis nėra pigus. Žinot, Markas Tvenas yra pasakęs, there are 3 kinds of lies. Good lies, damn lies and statistics. Tai statistiškai mes esame seniai ir 6 ir 7-0 zonas įėję. Čia, jeigu moki žongliruoti skaičiais, tu gali viską susidėlioti. Tai šioje bazėje yra, manau, kad turto vertė yra gerokai daugiau negu kad 2 ar 3 milijonai eurų. Tai galit skaičiuoti iš esmės kaip norit, bet tai yra turtas, kurį tu parduodi ir, kaip pasakyti, tai nereiškia, kad tau tiek kainuoja lenktynės, ne? Bet Dakaras yra sudėtingas procesas, jam reikia pasiruošti norint, tai yra ir logistiniai dalykai, ir techniniai dalykai, ir įvairi aptarnavimo technika, kuri turi būti, ir tu ten ieškai įvairiausių sprendimų, kaip padaryti, kad tu galėtum startuoti Dakare. Tai čia, kaip pasakyti, šiaip sudėtingas procesas. Aš turiu klausimą apie pačio Dakaro 24 metų specifiką, kadangi buvo daug prašoma sudėtingesnio Dakaro ir panašu, kad organizatoriai jūs išgirdo. Bus tikrai sudėtinga pirma pusė, kur jau ir maratonas toj pačioj pusėje, ir naujas formatas 48 valandų varžybos vėl, be technikų pagalbos, tai praktiškai 2 maratoniniai greičio ruožai gaunasi per pirmą savaitę. Kaip manai, ar atlaikys komandos naujokai ir kaip patys vertinate tokį pasunkinimą pačių varžybų formatą? Žinot, technika, kurią mes valdome, jinai yra tikrai patikima. Ir jeigu mes juos nelaužysim, tai jinai neturėtų daryti surprizų. Aišku, nutinka visiems visko,
Tai čia turbūt mes turime melstis kažkokiem dievam, kad mūsų geležis tinkamai atliktų darbą. Ir nežinau, kokiem dievam melstis, kad mūsų galvoje tinkamai mes priimtume sprendimus ir nesulaužintume automobilio anksčiau laiko. Tai čia turbūt yra tokie pagrindiniai dalykai. Tai nakvynė MT Quarter 48 valandos be technikų negazdina. Ne, nieko tokio, aš manau, kad pabūti su savimi visada yra sveika, o dar turėti kompetencijas tinkamai prižiūrėti automobilį, tuo pačiu patiem irgi yra labai svarbu, bet mes komandoje turėjome būtent ir tokias testų dienas, apie tai tiesiog gal dar iki šiol papasakosim truputį vėliau ir dirbome prie automobilių tam, kad žinotume, ką reikės daryti, jeigu mums patiems reikės juos susiremontuoti.